tipo, tu nepasakai, kad tu tingi. Kaip plykia. Taip šlikštynės bus. Ne, aš atsiprašau, nedarykite. Tiesiog nedarykite. Šlikštynės. Gerai, Bet įdėk Reelsą kokią šlikštynės jūs puja. Reikia Aš nemanau, kad nusispjauti. mano tėtis po 25 metų santuokos prie mano mamos spjaudus arba riaugia. Realiai. Nu, aš net negalėčiau dabar atsėti prie tavęs ir paperstau veidą. Seni. Kas taip daro? Aš nežinau. Arba dar atsiriaugia, tai va. Jo, ir dar į Jau. veidą. Bet realiai, kai spjaudus, tai tiesiog tipo, prie patavęs, tu tiesiog esi deitė ir tu tiesiog eini su bernu. Dar tas bernas eina ne toj pusėj, kurioj turi eiti. Ir tada dar spjaudas. Nu, čia viskas, kas gali būti blogai, tas yra blogai. Tas namuose, žinai, paleidžia ir eina. Ir skrenda dabar. La, 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 la. Sveiki, gražuolės ir gražuoliai. Ir sveiki atvykę arba sugrįžę į mūsų podcastą. Gerai, kad nefilmuojam. Taip, gerai, kad nefilmuojam. Tai šiandien mes esame dviese su Daniele. Tikimės, jau greitai būsim tryse. Jau rugsėjo 1 ne už kalnų, mokykla prasideda. Žodžiu, nenorim, šiaip mes dabar ką tik kalbėjom prieš podcast, kad nelabai laukiamės. Nes dar mums anksti kažkaip tą šventę visą, tai nesinori. Bet kai kurie jau pradėjo įti. Kai kurie jau pradėjo įti šūlę, tai aš jiems nepryžiu, nes pat Amerikoje mano pažįstami irgi jau eina, žinai, Jo. Tu jau gal prieš 2 savaitės pradėjai, man toks, žodžiu, tai va, nu, bet nieko tokio, jis praeisa mokykla liko 2 metai, tai viskas gerai, šaika laikomis. Žodžiu, tai va. O šiandien, tęsime su tema, kuri, kaip matome, daugumai patiko. Jo. Bernų red flagai rikai. Tai padarysim ir panų kažkada. Taip, panų. Tik mes turim apsikalbėti kokį bičą pakviesti. Jo. Kad sutiks irgi pakalbėti biški, ne pavarytą, galbūt negalim sakyti, bet apkalbėti mūsų problemas. Išreikšti savo nuomonę. Išreikšti savo nuomonę, jo. O šiandien, kadangi mes podcastą gana taip eksprompt nufilmavom, tai kalbėjom taip gana iš savo patirties. O po jo, jau kai išleidom seriją, jūs prirašėt mums savo red flagų. Tai, o šiandien mes kalbėsime apie jūsų red flagus, kuriuos matote vaikinuose. Apie mūsų sekėjų. Jo. Man atrodo, kad gali būti, kad nespėsim, mes viso patys yra gana šiaip daug. Tipo, tai, žodžiu, bet pabandysime. Ir čia kai kurie, mano pažįstami dar aš iš mūsų artimos aplinkos, tai aš dar pasiklausiu, kur specifiškai, ką jie turėjo menį su red flagu, tai aš manau, mes galėsim taip gana mindfully pakalbėti, nes aš grinai paklausiu, ką tu turėjo menį, nes aš, pavyzdžiui, visiškai kitaip supratau tą red flagą, man paaiškino ir būtų, okei, tai aptarsim. Tai pirmasis red flagas yra, o šitas tas geras, kai bendrauja su jaunesnėm, nes jo amžiaus planas į jį nežiūri. O gerai, čia tau red flagas? Ne. 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 Ne? Tai jokauji. Blemba, bet aš ir noriu. Ne, aš manau, kad ką šitą mergą turėjo menį, aš jos nepažįstu. Ne, jeigu jo nekabina vyresnės ir jisai tik dėl to. Bet aš manau, kad čia turiu menį, kad žinai, kaip būna, nes viskas, kai bendrauja 30 metų vyras, kai 28 arba 25 metų mergina, nežinai, čia jau, amžiaus tas skirtumas į tos iškus. Bet aš kažkaip manau, kad jinai kalba apie tą situaciją, kai yra 16 ir 12. Nu tai tada ne. Tada aš manau, tada red flagas. Bet čia biškai nelegalu kartais pasidaro. Bet dar nėra 18. Nu bet jeigu jau sueina. Kad aš. Ne, bet žodžiu, nes man tikrai nebūtų red flagas, jeigu tai yra suaugęs vyras. Nu, ten, pavyzdžiui... Ne, bet man ir mūsų amžiaus nebūtų red flagas, jeigu su ten metais jaunesnė. Jo, jeigu yra ten 17 arba 18 vaikinų ir įsibendrauja ten su, kaip 15, 16, 17 metų mergina, tai man čia viskas okei. Man čia tikrai nėra red flagas, kad
į jį nežiūri vyresnės merginos ir kad jo nekabinant, o aš kažkaip nematau, man nėra problematiški tokie Jo. vaikinai, bent jau, nežinau, Aš tai mūsų nejaučiu red aplinkoj. flagą nuo tokio. Bet Jo. jeigu, va, kaip tu sakai, kur 16 Kur ir 12, 16 ir 12. O, hell, na. Tu neturėjai tokių situacijų aplinkoje savo? Blemo, nežinau. O tu neatsimeni, ką aš pasakoju? Tuoj palaukit, publika. Iškirpsim. Tuoj. Prie. Jo, Ne, ne, pas mane buvo mano aplinkoje tokia situacija, kai buvo bernas, blem, aš dabar taip jau sunuol, bet kadangi be vardų sakau ir, nu, tipo, be jokio konteksto, tai tikrai nežinau, kad žmogus pras, kad apie ten kalba, jeigu dar žiūri mano podcastą. Ir tikrai kiti gal aš supras, nesupras. bet jeigu ir Ai, kas supras, skirtumas, Jėzau, well, ką jis padarys, apvyks mane, nieko tokio. Bet buvo tos vienas vaikinas, kuriam, blem, aš dabar šiaip labai bijau sumeluoti, bet gal jam buvo 16. Man atrodo, jam buvo 16. Gali būti, kad jam buvo 16, bet jam buvo 15, kažkokia merginai buvo 13 ar tai 12. Ir jie kaip ir deitino. Aš nežinau, ar tai buvo oficialu, bet jie ten kažką chimičino ir man... Mes nesupratom, man atrodo, mes dar bandėm aiškinti. Aš taip nesupratau, kas ten vyko, bet man buvo toks jau. Tipo, jau. Man biškai čia weird. Man biškai čia weird atrodo, tai... Nu, čia buvo tokia keistesnė situacija. Tai jeigu ta mergina kalba apie šitą dalyką, tai tada sakyčiau, man tai yra tikrai red flag. Man irgi. Jo, bet labai priklauso, man atrodo, nuo specifinės situacijos. Nes jeigu... Man atrodo, šiaip iš jūsų red flagai žiūri toksai asmeninis dalykas, žinai, ir kas man yra red flagas, tarkim, kitai panai gali visiškai būti red flagas. Tai... Gal man dar būtų, aš visai skaičiu red flagas, kaip yra tas Macronas, Prancūzijos prezidentas, kur, tipo, esi ten savo mokytis susituokęs, ar su kuo ten. Tipo, kur ten yra 30 metų skirtumas, jinai yra 30 metų vyresnė už jį. Man kažkaip, nežinau, ar čia su manim sutiks, ar ne, bet man, kai yra vyras vyresnis, man kaip ir viskas ok atrodo, nes dabar ten daug tų metų skirtumai, ypač kas liečia žvaigždės, žinai, visokias ten Hollywoodo, tai ten būna, kad ten 30 metų ten vyras ir vyresnis už savo moterį. Bet man kaip moteris vyresnė, man tas biški... Aš buvau vyresnė. Bet čia metų skirtumas buvo. Net mažiau negu bet jūs tiesiog vyrui kiam ir tada 7 tai moteriškai. Ne, nu jeigu taip, tai čia, o dieve, man šitos biškai, kad, nežinau, gal meilė labai stipri, bet aš biškai keistai žiūriu tokius žmonės. Man tiesiog, aš taip nedaryčiau. Aš šiaip nedaryčiau, man biškai išvykti. Jo. Okay, moving on. Nonchalant žiūri, vaidina, kad niekas nerūpi ir viskas yra jam vienodai. Man atrodo, aš taip biškai. Mes šito jau apkalbėjom, man atrodo, bet... Bet man čia yra vienas didžiausias ever. Man taip nepatinka nonchalant bernai ir kai jie vadina hard to get. Ir kai jie... Oi, senim. Aš tiesiog nekenčiu. Man čia yra šlykštus, tiesiog aš nesuprantu, ką tu bandai tuo pasiekti, nes aš kai savo aplinkoje matau tokius bičius, tai va mes kaip ir pritam podcast kalbėjom, kad mums patinka ta intriga. Ir, nu, tipo... Bet ten nereiškia nonchalant, ten vis tiek tu kažką darai. Jo, kai, tipo, nu, mums patinka ta intriga, žinai, tipo, mes nori, mūsų nenori, toks, tipo, žinai. Jo. Bet kai tu esi tiesiog nonchalant, žinai, kaip būna tie bičiai, kur pavaikščiai su ausinkiam tokiom didelom, tam po kokią, nu, ne po šulę, pas šulį, man atrodo, nėra, kur pavaikščiai su tom ausinėm, bet kur būna gatvėje ir tipo depresuoti, tokie, lonely, I'm Mr. Lonely, man tokie, o, dieve. Bet šiaip man atrodo, kad, fui, žinai, jeigu tu žiauriai patinki bernui, matosi labai. Ir kai tada tas bernas vadina nonchalant, man taip tiesiog... Oh, what are you doing? Man tas, tipo, irgi, man kai mergina būna, tipo, žinai, tokia, kad hard to get, man, tipo, kaip ir atrodo visai supranta, man, tipo, žinai, kur tipo, būna, tokia gal, nežinau, ten, biški pasikėlus ar ten čia kokia, bet aš ir nemanau, kad čia pasikėlus, čia yra tos labiau self-respect dalykas, gal aš skaičiau. Jo, arba, žinai, iš patirties, nu, nes dažnai būna tokių, kad, tipo, turi, žinai, kažkokios patirties praeitį ir, nu, tipo, tada iš patirties, žinai, ten nenori, tarkim, būti skaudint arba kažką. Taip. O bišas, o man kaip bišas, tos nonchalant vaikščiai, po man nerūpi. Bet, žinai, tas nonchalantiškumas pasireiškia labai, labai daug sferų, man atrodo, nes tai gali būti santykiai, romantiniai, kur, pavyzdžiui, man tos atrodo biški weird, po ką tu darai. Tau, pavyzdžiui, patinka mergina ir tu nieko nedarai dėl to. Ypač dar jeigu sėti ir sako, aš taip noriu santykio, jezu, aš noriu merginos. Ir tada jam patinka kažkokia mergina ir jis nieko dėl to nedaro. Tipo, man toks, tipo, aš bus bar hard to get. Tipo, ką tu nori pasiekti? Tipo, aš asmeniškai
jeigu sutikčiau tokį berną, tada nieko neįvyks tarp mūsų, nes Jo. aš pirmą tikrai Aš neparašysiu. pirmai Ir jeigu irgi jis irgi neparašysiu. nerašys, tai nieko nebus. Bet žinai, man labiausiai, bet nervina, aš gal skaičiau kitas santykis dalykas, jau man toks jau. Bet kaip, pažiūrėjau, būna, mes kadangi va dabar vienam tokia, žinai, Paulės vis tiek mokslai, man kaip moksluose toks nonšalant būna, kad gaunat vertis. Man čia visiškai, tipo, nusispjaut, norėčiau kitą žodį panaudoti, nes jį dažniausiai vartoja. Man čia visiškai nusispjaut, man taip nerūpi. Koks skirtumas, kur man tų mokslų reikės, aš čia investuosiu į kriptovaliutą ir būsiu milijonierius. Man toks, Jesus Christ, nenorit o gerai mokytis, man taip atrodo. Čia mokslai yra tiesiog laiko švaistimas, man čia ruoštis kontroliniai laiko švaistimas, aš čia geriau eisiu, tam paboksuosiu kriaušę. Man toks... Bet čia, žinai, man vapšė dar... Įsivaizduoju, jeigu 11 klasė taip pat bus. Nu, tu supranti, kad mes po 10 klasės galim išeiti iš mokyklos ir viskas. Tai jeigu tau antiek nerūpi, tai tiesiog išeik iš mokyklos. Tiesiog mesk šūlę. Tai ką tu įmė vapšė? Vapšė, vadami yra esmė. Nes įstatymė yra parašyta, kad tu privalai mokytis iki 16 metų, paskui tu gali nebesimokyti. Jeigu tu taip nerūpi šūlės, tu knyk. Tai tiesiog knyk. Tiesiog eik investuok, eik kurk verslą, aš nežinau, daryk ką nori. Man labiausiai visi, kur tu būna tie kieti, kur sėdi ir tipo toks. Man vapšė nerūpi. Ką man tie egzaminai padarys? Jėzau Kristau, koks skirimas? Aš čia būsiu milijonierius, prisižiūrės ant to Wolf of Wall Street, žinai, tai būna. Investuosiu, čia stocks, trade, čia kažką. Oh my god. Aš nesakau, kad jūs negalite būti ambicingas žmogus, ten daryti verslą ar kažką. Man atrodo, kad mokslai irgi turi rūpėti. Aš nesakau, kad turi rūpėti kaip kartais mums, kur ten susterikuojam, matematikos kontrolis, neturi tai būti. Mokintis 10-ukais, bet... Bet tu turėtų biškai rūpėti. Jeigu tu gauni dvejetą, tu turėtų būti biškai rūpimas. Aš blogai padariau. Ar aš neišmokau? Bet yra tokių, kurie vapšė. Man nerūpia. O, Jėzu, tie mokslai. Nedarykit. Ne, man atrodo, kad tiesiog yra toks self-explanatory dalykas, kad man atrodo, kad vis tiek turi išslavinimas rūpėti, nes, kur tau gali... Man atrodo, viskas, ką tu darai, turėtų tau rūpėti. Taip, nes kur tau gali nepraversti žinios, pavyzdžiui, matematikos, kai būsi protingesnis ir... Tau nereikės gal sinusų, kosinusų, bet tiesiog loginį mąstymą turėsi. Bet tiesiog, gal galės savo vaikams galės paaiškinti. Man atrodo, kad tau visada praversi išslavinimas. Ir aš čia kalbu, žinot, grinai, kad, aš nesakau, dar tai pakartosiu, kad jums turi isteriškai rūpėti, kur ten blogai išlaikot egzaminą ir ten jums žudotės, ar žinai, kažkas tokio. Bet kad, bent jau jeigu jūs gaunat blogą pažymį ar kažką, kad jums biški, kažkaip susirūpinti turėtumėt, arba norėtumėt padaryti geriau, arba, nežinau, patobulėti kažkaip, toj temai, žinai, kur tu pasu. Nes, man čia atrodo, okei. Nes man šiaip keista, kai bernai nori panos, kuri graži, faina, protinga. Kuri ten, ką žinau, viską daro. Taip atrodo, blondinė, brunetė, sportuoja, mėlynas akis, didelės lūpos. Ir tas bachūras sėdi ir pats nei sportuoja, nei mokinasi, tiesiog šūda malą ir realiai dar vaidina, kad jam viskas nerūpi. Jisai verslą kūrė. Investuos. Ir ten bankrutuoja. Gerai, tęsim toliau. Kai pavyzdžiui, didelėje grupėje žmonių ir prieės prie durų, jis tęs nepraleidžia. Man tas durų praleidimas dabar, aš žiūri pradedu pastebėti, nes aš turiu 2 brolius, vienam 2 metai ten, dar nieko, bet ir vienas 11 metų, bet tik mano mama labai pradėjo, žinai, rapalą makrinai mokyti, kad tu pradėjai, panešt tuos maišus. Mano mama irgi, kaip mano broliu, visą laiką, aš atsimenu, mes eidinėjom pro durį, sako, Jokūbai, pirmą mergaitės turi įeiti, žinai, arba sako, nueik paimti iš sesės ten kažką ir panešk. Ir realiai aš tai tokio berno palaikau. Aš taip savo tikrai, jeigu turėsiu berniukus, žinai, tai tikrai mokysiu, žinai, pasisiūlyk, panešk tą maišą, žinai, atidaryk duris, palaikyk, nes jūs nesuprantat vaikinai, mergos žymiai labiau pasirinkti, man atrodo, tokį bičą, kuris yra tos visiškai nenonšalant, kurie atidaro duris, kur paneša maišą, o ne tą, kuris galvoja, kas yra kietas ir aš čia dabar nieko nedarysiu. Kur pirmas lenda į klasę. Moteris virtuviai ir dabar moteris virtuviai, daryk man sumuštinti, pod niekas tokio nepasirinks. Gal kažkas pasirinks. O gal kažkas pasirinks merga, kur neturi savigarbos, gal ir pasirinks. Bet, praleis duris, palaikyti duris, panešti maišą, pasakyti komplimentą.
nu, yra žiūri, fainai, ta prasme, Jo. nu, jūs esate kietas bičias, jeigu tai darot, aš manau, tipo, nu, Nes man atrodo, tam reikia daugiau drąsos, negu būti Jo. nonšalant ir būti tokiam, aš kietas, aš kursiu Jo. verslą. ta prasme, Tipo. nu, toks, Nu, man fainiau, kad pikas bernas mane pareina. praleidžia pro duris, nei kai aš žinau, kad bernas kurs verslą, taip žinai. Taip. Grinai, bet čia, žinai, aš nežinau, ar aš paliksiu ar iškirpsiu, bet čia kaip dabar, man nu, buvo tas prieš kelias dienas, kur gėlių atsiuntė. Man šitaip atrodo, kiek drąsos tu turi turėti, kad jis manęs nepažįsta. Jo. Nepažįsta, ta prasme, pirmą kartą mato ir jis man gėlių atsiuntė. Jo, ir Net nemato, tam per žinutę buvo. Taip. Ir jis man su gėlių atsiuntė. Būčiau labiau su tokio pabernu, kuris man atsiunčia gėlių, žinai. Nes atrodo, kad tiesiog tos net ne iš kažkokios romantinės pusės, viso tos kaip, nu, gražus dalykas, kurį padarė, žinai, tipo, tos, ačiū, žinai, gėlių tiesiog atsiuntė man tos, wow, dar yra tokių bičių. Žinai, kiek drąsos reikia turėti, kad tiesiog atsiūs merai gėlių. Jis tavęs net nepažįsta. Jis tavęs nepažįsta. Jis tave pamatė per story ir tau tiesiog parašė. Ir man atsiuntė gėlių, man buvo realiai, aš buvau sužavėta. Ta prasme, toks, wow, ta prasme, šakės. Ten tai suprama. Jo, nu, užskaitau. Tai va, man tas kažkaip džentelmeniškumas, nežinau, man labai patinka. Nes jeigu bičias... Man atrodo, bet kuriai panai patinka, nes tiesiog jaustis, tipo, kad bet tave praleido pro duris. Jo, aš dabar šitai pradėjau pastebėti, nes aš sakau, ateinam ir su mano dabartiniu šokių partneriu, žinai, visada atidaro duris. Praleidžia ir matos, maladėts. Maladėts. Aš irgi žiauriai pastebiu. Nes, nes vat ir mano, ne kaimynas, nu, gyvenantis irgi apylinkėse, kaip čia pasakyti. Kaiminystė. Jo, tai tos bičius yra vienas, kuris, nu, tu žinai apie ką aš kalbu, tarsi aš nenoriu vardų minėti, bet visada, žinai, dar duris paneša maišus, mes nuo mažumės pažįstame. Tai net mano mama, močiutė ir teta sugebėjo tą pastebėti ir gyrė, žinokit. Tai, man atrodo, dar, žinokit, aplinkiniai taip pastebė, kad vėliau jūsų vardas nuskamba prie giminės stalo. Nes ypač dabar yra labai mažai tokių bičių, kurie tikrai, nu, tokie džentelmeniški. Tai visi, žinokit, labai įvertina, ypač mamos, tetos ir močiutės. Tai, žinokit, būkit džentelmenai ir būsit įvertinti visos giminės. Nu, realiai prie kūčių stalo pakalba, jo. Tavarsi šakės. Maladėt. Jeigu taip dar, tai maladėt. Gerai. Gal tu nori pasakyti, aš skaitau. Kai nežinau, kad einant gatvę, jūs turėtų eiti arčiau gatvės, o tu turėtum eiti kitoje pusėje. Oh my god. Kam yra esmė? Aš nežinau, bet aš šiaip šitą iš pradžių net nežinau, aš pamačiau tik tokią. Bet čia gal prieš kokius 5 metus aš pamačiau tik tokią, kad yra toks dalykas. Ir aš buvau tokia, wow. Lemba, bet aš nesusimąsčiau. Taip. Nes kam yra esmė, aš negaliu pasakyti, kad man tai dabar yra red flagas. Nu, man nebūtų tos icebreaker. Nu, tipo, icebreaker. Ne, nu, jeigu aš eičiau su bernu ir jeigu aš eičiau toj pusėje, kurioje jisai turėtų, tai, tipo, man nebūtų toks, kad... Man nėra toks, tipo, aš einu gatvę su bičiu ir aš nežinau. Bet aš net nežinau, iš tos išorinės pusės, kur mašina, man nėra tos, kad, oi, koks čia red flagas. Man tiesiog labai malonu padaro. Bet sakau, man tai čia gal net ne tai, kad red flagas, bet tiesiog toksai, kad man būtų faina, jeigu bachūras susimastytų ir taip darytų, bet jeigu taip nedarom, tai man nėra tos, kur deal breaker, žinai, kur tipo, o dieve. Bet man tiesiog fainas toks dalykas, kad iš viso taip vyksta. Tai va irgi, nu tu žinai, kas tu esi irgi, mama, kaimynystėje gyvenantis bičias, mes su juo bėgiojom ir, žinokit, man taip realiai, aš taip galvoju, šakės, ta prasme, irgi niekada nebuvau susimaršęs, bet jau buvo taip faina realiai. Kur bėgam ir jisai, žinai, taip paėmam, pastato į tą kitą pusę ir jisai ten bėga, man tos, wow. Jo. Kad daugiau tokių būtų. Nesakau, čia yra žos deal breaker, kur, tipo, red flagas, man viskas. Čia arba vyras būsi man, arba nebūsi man. Vyras tiesiog labai malonu. Sakau, man ne tai, kad red flagas, bet tiesiog toks, kad... Jo. Labai tu pagalvojai prieš darydamas. Gaustinimas. Čia kaip nonchalant. Jo, bet... Nu, man tai nepatinka. Fui, jo, nežinau, čia ką daugiau pakomentuoti, nes nurealiai... Čia tas gausimas man biškai kvailas dalykas. Nu, man atrodo, pažodis už save kalba, tipo... Jo. Nu, ką, vaiduoklis? Jo, ką tu darai? Jo, tipo, kodėl va tu turėtum, ypač, va mes prie to serijai kalbėjom, jeigu tu esi active, kokiam Instagram'e, Snapchat ar ten Messenger'yje, žinai, ir tau prašė merga, aš suprantu, kad ten neprašo valandą arba 2, bet kai tu palieki 16 valandų undelivered,
arba ten pastyninį žinutę, bet neatrašai. Jo. Čia tai iš Man viso toks- žiaurus, tipo jo. atrašyk bent jau ok. Tu Taip. liuksą numesk, tipo, bet tu vis tiek bent jau atrašysi. Jo. Nu, aš nenorėčiau, kad man... Ui. Aš nenorėčiau, kad man numestų liuksą, bet tipo jau jeigu tu numesi Jo. liuksą, bus geriau nei tu tiesiog ant sino mane. Žinai, nes man žiūriausia yra, kad ant delivered aš dar galiu pakęsti, nes aš pati man Jo. atrodo dažnai palieku ant Aš delivered. irgi žiauriai žmones. dažnai palieku ant delivered. Bet kai ant sino palieku, man tos kodėl. Taip, aš jeigu, pas mane yra taip, jeigu aš žinau, kad man, pamatau, kad parašo žmogus, ne? Ir aš žinau, kad aš dabar taip tingiu atrašinėti, aš nenoriu, nes aš žinau, kad jei aš atrašysiu, užsimegs pokalbis, ir tačiau va irgi man nie problema, man mama visą sako, tai tu prašyk žmonėm, Jėzau, kas tai yra, bet aš savo kartais būna realiai taip tingiu bendrauti. Aš irgi, man Aš tiesiog taip būna tingiu kartais sau, kad per daug rašinėt. žmonių. Taip, ir aš žinau, kad aš parašysiu, tas manęs žodžiu vėl paklausiu, Jo. užsimes pokalbis ir aš pavyzdžiui, ten serialą dabar nuožiūrėt. Aš savo palieku ant delivered, kai turiu laiko atrašau. Bet jeigu tu palieki ant sino, man toks, jau geriau ant delivered palieki, Jo. bet ne ant sino. Jo. Man čia biškai žiauru, aš nežinau, man tas gausinimas biškai. Jo, nu bet man atrodo, tiesiog, va, realiai, kaip mane mama mokino, tipo, elkitės su kitais žmonėmis taip, kaip norėtumėt, kad su jumis elgtųsi. Jo. Tai jeigu jūs nenorėtumėt, kad jūs paliktų ant sino, tai ir kitų nepalikit ant sino. Žinai, dar kas kaip su gausinimu, kad dažnai būna, kad nueini pasimatymą, arba pasimatymą nada. Jo. Čia yra žiauru. Bet tada žiauriai žiauru būna, nes tiesiog, nu man, pavyzdžiui, kaip būtų, aš įsivaizduoju, kad tiesiog aš sėdėčiau ir galvočiau visą Ne, aš dieną. atsiverčiu. Aš realiai čiūju visą dieną, tiesiog paskui sėdėčiau ir galvočiau, tai čia patiko ar nepatiko, Jo, aš mes padariau su tavim kažką gerai nuvarėm ar blogai, jo, kas čia buvo? atsitiko? tipo, kas toliau, man kažką parašyti, ar jisai kažką parašys, nu toks, žinai, Jo, kad ir tu. aš realiai visą dieną čiūju sėdėčiau ir net nebūčiau aš. Jo. Tiesiog pagalvokite apie kitų jausmus. Jo, ne tik apie save. Jo. Kai spjaudosi gatvėje. Fui, nekenčiu, kai spjauna. Aš Jau, čia man čia vat yra realiai šlykštu. Man tai čia tiesiog Šlykštynės šlykštu. Šlykštynės. Šlykštynės. Ne, bet tikrai jau Čia čia. Jau žiauriai. čia man toks kaimas yra tos marotiškumas, tai ir tu spjauds. Tai dar siemkės blema pradės spjaudyt prie manęs. Riaugėt pradėti. Jo, kai riaugėt, o fui. Eiktų. Jau. Ten pradeda riaugėt, pradeda ten, Jo. nežinau, vas spjaudytis. Ne, čia yra, ne tai, kad hygienos, o etiketo klausimas. Tiesiog, nu, blemba, susimąstykite, jeigu jūs darot. Pažiūrėkite į veidrodį ir permąstykite gyvenimą. Siūlyčiau. Ne, įsivaizduokite, jeigu pana taip darytų, ar jums būtų Nu, tai faina. blemba, jo, jeigu aš dabar eičiau su biču, ar jam būtų malonu, jeigu aš turėčiau riaugėti jam į veidą. Arba Nu, spjaudytis, nu ne. seni. Arba spjaudytis, nu, fui. Nu. Ką žinau, jau papers man geriau, man. Tik be garso. Jo, moving on. Moving on. Kai nerodo pagarbos padavėjams ir šiaip darbuotojams. Jo. Man labai nepatinka, bet dabar aš prisimenu, kai būna, nu, vat valytoja, žinai, yra ir numeta šiukšlę, arba pamato, žinai, šiukšlę kažkur Jo. ir, žinai, aš tam būna paskui tai pakelk išmes. Čia valytojos darbas, tai už ką mes įmokam. Aš kaip, Man pavyzdžiui, toks- pamatau, kad valytoja valo, aš einu ant pirštų galiukų, kad aš ten Taip. jai nepripeduočiau, kiek įmanoma, tipo, Aš Kad suprantu, tiesiog kad čia yra palikčiau jos kiek įmanoma darbas, švariau. bet 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 jeigu... kodėl jie jo nepadaryti lengvesnio? Taip, nu, tipo, tu, jeigu dar ypač tavo šiukšlė, žinai, jeigu tu ten, Taip. tarkim, metį iš šiukšliadėžę nepataikyti, tai nueik ir paimk ir pakelk, tipo. Taip. Nu, kas čia tokios Nes va sunkaus, aš irgi ten, nesuprantu. pavyzdžiui, būna sėdim makė arba paupė turgų ir ten būna, kai kurie irgi sako, nu, žinai, nesusirenka indų ir nenuneša, nes šiek tiek reikia. Čia valytojos darbas. Bet tai ar tau čia yra labai sunku paimti, padėti? Nu, Jo, tipo, tu vis tiek padaryti eini. lengvesnę Tai- dieną, gal pradžiugint kažkaip. Jo, ir dažniausiai iš viso, tipo, kur padėti maistą, tai dažnai būna prie išėjimo. Jo. Tai jeigu tu eini, tai koks tas skirtumas, ar tu eisi su tuščiom rankom, ar tu eisi Jo. laikydamas padėklą ir tiesiog padėsi pakeliui. Jo, ir man šitą nepagarbą, žinai, ir kitais, man atrodo, būdais gali pasireiškti, tipo, pakelia toną arba ten, tai gali tu ten greičiau kažką. Jo. Man šitai atrodo, okei, aš nesakau, kad, pavyzdžiui, jeigu matė net aš valandą maisto, aš net įnu ir ten. Jo, ir žinai, aš Nepaklausinėju, suprantu, Bet tai kad... aš suprantu, kad jo, kai tu paklausinėjai ir ten Jo, kažką, jo. tai kada, žiūrėk, mes jau laukiam tą valandą. Jo, Bet dar kai kai ateina pasako, kad, klykia- žinai, bus po 20 minučių ir tu lauki valandą. Tai jo, tai normalu, kad tu Taip. eisi ir paklausi. Bet kai suklykia, man toks Jo. biškį, nežinau. Ir Nu. aš šiaip suprantu, kad kartais dar žmonės tai daro nespecialiai, bet tiesiog dėl to, kad bloga nuotaika, Jo. žinai, būna. Bet also, jeigu tau bloga nuotaika, tai nereikia klykti, po tu gali tiesiog Taip. pasakyti,
nu, ramiu tonu. Jo. Ta prasme, tu gali pasakyti, kad tau kažkas nepatinka, Jo. bet tu gali tai pasakyti su pagarba, tipo, Jo, nu, vis tiek kreiptis kažkaip. Man kažkaip vis tiek niekada neapsiverčia liežuvis ant nepažįstamų žmonių klykti. Aš Man nežinau irgi. kodėl, bet aš kaip ir kind of esu jealous, nes, pavyzdžiui, mano mama, kokie, žinai, sugeba, man atrodo, čia visi mamos sugeba ten atėjai Mhm. Maksimą ir kokia, tai man nuolaidos ten, žinai, Jo, kažką. jo, jo. Nu, blemba, aš taip nesugebu, nes man yra tiesiog nejauku. Man Bet tiesiog ir- gėda prieš tą žmogų. Bet žinai, šio- žinokit, aš visai norėčiau mokėti, žinai, taip stand it up for myself, taip, Jo, kur, žinai, jo, kartais užklykti realiai. Bet, žinai, čia irgi toksai, kad tu užkliki, kai tau kažką Taip, daro, jo, kai bet ne reikia. dėl to, kad ten, tarkim, tu numeti į šiukšlę Taip. ir tada klyki ant valytojos, kad čia tavo darbas, Jo. susitvarkyk. Ne, čia tai man jau labai red flagas. Blemba, Man jeigu tai- mano vaikinas taip darytų, arba, nu, Man tiesiog gėda būtų stovėti. taip, šiaip aš, man, apskritai, tipo, tiesiog, man visų pirma būtų gėda, paskui aš pradėčiau galvoti, blema, gal. man būtų gėda, kad čia mano vaikinas. Jo, O jo. jeigu aš šiaip aplinkoje pamatau tokius pačius, tai man toks, tipo, nu, tas mama neišauklėjo, nu, nežinau, nu, tipo, kas tave Jo. auklėjo, žinai. Bet jo kalbant apie tą, kad, žinai, nu, kartais būna tikrai situacijų, kai reikia realiai užklyti, man atrodo, Mhm. žmogus. Nu, nes kitaip nesupranta, sėdė kokia bobutė Jo, Maksimą. bet žinai, bet sakau, ir čia nėra, nesupranta. čia nėra tai, kad tu Ir nerodai dar rusiškai pagarbos. Turiu visiškai kalbą, tai man apšė. Bet čia nėra tai, kad tu nerodai pagarbos, tu tiesiog tau neparodė pagarbos ir Jo. tu tada atgal pasakai, kad nu ką tu Taip, darai. taip, taip, tai va aš to nemoku padaryti. Nu, Nu, man, ir aš, blemba, aš norėčiau. Aš nes- atsimenu, kad aš kažkada čili picai laukiu, picai žiauriai ilgai. Taip, aš tiesiog laukiu, sėdžiu ir, nu, mano tas picas kaip nėra, taip nėra, ir jos taip nepagamina ir aš dar buvau su mama. Ir aš taip sėdžiu, taip pasakau mamai, mama, čia bus ta pica kažkada ar ne? Jis sako, nu, nežinau, naik paklaus. Aš realiai nuėjau paklausiu, sakau, žiūrėkit, jūs sakėt, kad pica bus už 20 minučių. Tipo, dabar, Žiūrėkit. jo, žiūrėkit, aš nieko nenoriu pasakyti, bet tipo, tiesiog, jūs sakėt, kad pica bus už 20 minučių, dabar jau yra valanda. Tai kur mano pica? Sako, oi, atsiprašau, pamiršom, tipo, dar nepradėjom gaminti. O, fui. Tada aš ten pasakiau realiai viską, ką aš galvojau, bet, na, aš ramiu tonu pasakiau, bet aš tiesiog pasakiau. Nu, Jo, paskui jo. ką tu darai? Ir ta mano mama taip lipo į mašiną, jinai tipo ėjo nuo tos pizzerijos iki mašinas, jinai man nei vieno žodžio nepasakė, lipo į mašiną, sako, nu, bet tu pavarėjai. Jo. Paskui dar grįžo ten tėčiai, pasakoja visai šeimai. Šakės, net aš iš to blembo norėčiau turėti. Bet man čia buvo charakteristikos vienintelis bruožą. kartas, kai aš tai padariau. Nes pas mane yra mama ta, kurios taip sugeba, žinai, kur ateina tam pasakyti kažkaip. Blemba, atsimni tą, kur Palangoje yra šventoji kavinė Nendrinė. Jo. Mes atvarėm ten su dviračiais. Ir žinai, ten yra kur. Yra tas, kur, tipo, prašome palaukti ir tada mes pasodinsime jūs, ne? Nu, Ir žinai, nu, bet ten durna situacija buvo, bet mes atėjom, ir žinai, ten nėra, visi, gal 100 padavėjų, bet jie visi neprieina pasodinti mūsų. Žinai, tiesiog- mane taip užtas Ir jis jau pradėjo eiti, va tokia. Ir aš sakau, mama, žinai, man atrodo, čia reikia palaukti, kol mus pasodins. Jo. Sako, per visą restoraną. Tai čia niekas mūsų nesodina. Ir aš tai galvoju, blemba, aš irgi taip norėčiau mokėti, nes jinai toje situacijoje buvo teisi. Nes jis tiesiog stovi žiūri, Jo. ant telefonų susodinėte padavėjai. Tai aš kaip ir norėčiau irgi mokėti už kaip, bet aš sakau, negaliu. Jo, Aš bet nemoku. šiaip už grįžtant prie va tos pagarbos padavėjam ir visiems darbuotojams, okei, čia yra red flagas, jo, aš jį suprantu, bet man didžiausias red flagas yra, kai nerodo pagarbos mamai, tėčiui, Jo. ten nežinau, močiutėm, seneliam. Aš tiesiog, jeigu aš pamatau tokį, kad ten, tarkim, žinai, man nebūtina net pamatyti, kaip bernas bendrauja gyvai su mama, bet jeigu aš, tarkim, girdžiu per telefoną, tai žinai, kad ten, Mhm. mama, ten, tipo, what the fuck, kas čia Jo, vyksta, jo. ką tu darai. Aš taip, okei. Jo. Nu, aš irgi būna pasakau savo mamai ir Taip, tėčiai ten, taip, žinai, taip, visokių bet dalykų, kur kai nuolat susipykstam, yra tas. bet jo, kai nuolat tiesiog tu nerodai pagarbos. Man toks, kur arba ateina blogai pas savo mamą, aš pradėsiu. Jo. Man toks, čia galvoju, čia tipo attractive. Tipo, what are you thinking about? Jo. Tipo, nu tai, čia būkit pagarbus, man atrodo, visiems, jeigu reikia, žinai, stand up for yourself, tai padarykit tą. Nu, bet man čia yra tos red flagas, jo, kad, tipo, jeigu tu tiesiog klykia ant valytojų ir ten kažką, man tos biški, ką tu darai, Jo. nežinau. Jeigu be priežasties. Va. Kai jau net būna santykis, antra pusė vis dar turi kitos lyties BFF ir nepaleidžia jos. Čia jo. du tokie patys buvo, man atrodo. Nu, ne tokie patys, bet ten Nu irgi jo, kažkur buvo, panašūs. kad kai turi paną BFF.
aplinkoje nėra buvę tokių situacijų, tai aš galėčiau pakomentuoti. Nu, bet blemba, aš manau, kad jeigu aš būčiau, žinai, mergina, arba jeigu matyčiau šono tokią situaciją, kad, pavyzdžiui, aš turiu bičių, jis ten turi draugę, geriausią draugę, kitos lyties, žinai. Ir, tipo, man tas būtų biški. Ir, čia kaip, žinai, The Kissing buvo filme. Jo. Buvo tas, blemba, Noah ir buvo jo brolis. Jo. Ir tas brolis turėjo paną. Jo. Ir tas brolis leido daugiau laikos tą merginą, main character. Tai aš kaip suprantu merginą, nes ypač kai tu turi, aš suprantu, žinai, kad būna tas draugysės nuo metukų, ne nuo metukų. Žiūrėk, ten kokių nuo 3 metų ten bendrauja, labai ilgai ten šeimas bendrauja. Bet man tai yra biškai weird, kad, žinai, tu turi merginą, bet tu prioritizuoji savo geriausią draugę. Nes, pavyzdžiui, man atrodo, kad kai tu turi santykius, man atrodo, kad tu turi juos prioritizuoti, o ne geriausią draugę. Man taip atrodo. Jo, aš šiaip apie šitą red flagą, tipo, bet kitos lyties. Jo, aš žinau, kad daug panų turi šitą red flagą ir aš suprantu, kodėl jos turi šitą red flagą, bet also, kadangi man nebuvo tokių situacijų, kai aš būčiau, tai jo, realiai aš nežinau, kaip aš jaučiausi ir aš nežinau biškai kaip komentuoti, nes, tipo, man toksai, žinai, vis tiek, kai tu ateini į santykius, nėra taip, kad, tipo, tu netampi to žmogaus visų gyvenimu. Jo. Tiesiog, tipo, žinai, esi tu ir, tas žmogus dar turi be tavęs gyvenimą. Yeah. Tai aš manau, kad, tipo, tu negali žinai, turėti draugės BFF, bet aš manau, kad tu, tipo, turi tam bernui pasakyti, kad, tipo, žiūrėk, yra ribos. Jeigu tu blogai jautiesi. Jo, tipo, tu turi pasakyti savo ribos, jeigu tu matai, kad ten, nežinau, jisai daugiau leidžia laiko su jie, negu su tavim. Tipo, čia tai jau tikrai red flagas ir tada tu gali pasakyti, kad žiūrėk, man taip nepatinka. Jo. Bet tu negali sakyti, kad, tipo, ne, dabar aš esu tavo pana, tai tu negali bendrauti su jie. Nu, tipo, nežinau, kiek čia yra red flagas, o kiek ne. Jeigu, tipo, tu pasitikė tuo bernu ir jeigu kiekvieną kartą, kai tu jo paklausai apie paną, jisai tau nuoširdžiai atsako. Taip. Ir jeigu tu tikrai žinai, kas vyksta tarp jų, tai man atrodo, kad čia nėra red flagas. Bet jeigu ten, realiai vyksta, tipo, daugiau negu vyksta su tavim, kai tu esi bahūro pana, tada čia žiauriai red flagas. Aš tą ir norėjau sakyti, kad man atrodo, jo, kad tikrai nėra red flagas, kai ten tu tiesiog turi tą geriausią draugę, bet, žinai, vis tiek leidi laiką savo merginą daugiau negu tą geriausią draugę kitos lyties, žinai, ten, bernas, bet geriausia draugė mergina, žinai, tai man čia nėra red flagas, aš sakyčiau, gal net yra labiau red flagas pas merginą, kurie ateina ir sako, dabar tu santykiuose su manim ir tu negali turėti. Jo, kaip visą gyvenimą, tiesiog, žinai, kai kontroliuoja, tu ten negali eiti, tu turi būti čia su manim. Tu ten negali žiūrėti tokius santykius. Man čia jau ant tiek toksik atrodo, kad aš pati net negalėčiau būti pana tokiuose santykiuose. Bet sakau, jeigu viskas yra okei ir jeigu, ta prasme, tu žinai, kas vyksta, tai man tai čia visiškai nėra red flagas, nes čia tas pats, kas ateitų pas paną ir sakytų, ne, tu negali bendrauti su nei vienu bernu, nes, tipo, aš esu dabar tavo bernas. Nes, man atrodo, reikia ir mergoms prasau, kaip jūs jaustumėtės, jeigu jūs turėtumėt geriausią draugą ir jūsų vaikinas jau ateitų ir sakytų, tu dabar nebegaliu su juo bendrauti. Jo. Tipo. Bet man šiaip tiesiog žiauriai juokingai iš mano atrodo, aš žinai, kai uždraudžia bendrauti. Bet aš suprantu merginas, kai pradeda daugiau laiko leisti tą geriausią draugę savo, man tada šigis sakyti, blemba, ką tu darai ten mano bičiui, jeigu turėčiau tokį. Jo, kai, žinai, jeigu ten iš viso dar, ta prasme, tai kad leidžia laiką, tai jo leidžia laiką, bet dar jeigu ten, jeigu tu, kai žinai, būna ir aš suprantu merginas, vis tiek merginos, man atrodo, yra pavydesnės moteris. Jo. Mes, pavyzdžiui, aš tikrai negaliu, aš esu visiškai nepavydė, man ten. Eiktų, aš tai ant tiek pavydės, aš pavydės. Aš esu jealous, jeigu ten turėčiau, arba ten man, jeigu patinka šios bernas, aš manau, kad ten tas bernas kažkiek kaip ten merga, žinai, kažką matus pam. O Dieve, kodėl, žinai, tai man, čia mes merginos, Jezu. Ta prasme, tai aš tikrai suprantu merginos, žinai, kai sako, kad turiu geriausią draugės, jie daugiau leidžia laiko. Jo, kai daugiau leidžia laiko, tai apsikabinėja nuolat ten, vos nesibučiuoja, sako, red flag. Jie sleepoverį dviese. Jo, aš taip žiūriu. Ką? Kaip tu gali turėti sleepoverį su kažkokia savo BFF, kuri nėra tavo pana, kai tu turi paną. Kodėl tu su jie neturi sleepoverį, jeigu tau reikia su kažkuo panakvoti, taip nakvoti su savo pana. Va čia yra red flagas.
Ir man dar ypač dabar pagalvoju, kad jeigu būna, kad tas bičias yra santykiuose ir turi tą geriausią draugę, bet to bičio draugai šipina jį su jo geriausia draugė. Mačiau toks, nu tikrai kažkas vyksta. Ir ypač tu gali nu, man atrodo, kad tikrai jau tada yra red flagas, jeigu pats bičas coverina up kažką ir meluoja savo merginai, kad aš dabar žinai savo geriausią draugę, bet meluoja merginai, kas yra su draugais. Nes man atrodo, kad jeigu you have something to hide. Jo, man atrodo, kad, tipo, vat realiai, man nebūtų red flagas, jeigu sakau, aš savo berną paklausčiau, jis man nuoširdžiai atsakytų visus mano klausimus, jis man nemeluotų, tipo, jeigu eina su ja susitikti ir sako, aš einu su ja susitikti, žinai, tipo tokie dalykai. Aš tai suprasčiau. Bet jeigu jau prasideda ten melas, arba žinai, jeigu būna paklausia ir ten, tipo, bando išsisukinėti, arba sako, nu, tipo, nu gerai, ir viskas, ir, tipo, keičia temą, nu, man tiesiog jau čia tada iš karto man būtų toksai. Bet, žinai, čia net ne red flagas dėl to, kad jisai turi tą draugę, bet dėl to, kaip jisai komunikuoja ir kad aš neturiu pasitikėjimo. Taip. Nu, tai čia sunkios red flagas. Man, sakau, labai reikėtų... Labai nuo situacijos priklauso jo. Tai, bet šitą geras klausimas, man patiko. Kai vis dar followina savo exus, ypač kai apie juos realybį šneka negražiai. Mes virš tą kalbėjom praeitoje serijoje. Jo, tai... Nu, man kaip followina, dar skaičiau, dar gal nieko to, kad followina, nu, nes aš nemanau, blemu, kad, okei, aš niekada neturėjau bičio, negaliu komentuoti, kaip aš daryčiau, jeigu aš išskirčiau, nu, bet aš nemanau, kad būtų pirmas dalykas, ką aš padaryčiau, gal aš ištrinčiau nuotraukas iš socialinės medijos, bet tikrai nebūtų, aš išskiriu dabar unfollowing. Jo, ir žinai, šiaip dažnai būna, kad tu išsiskiri, bet, nu, tikrai yra žmonių, kurie, nu, palaiko vis tiek ryšį, žinai, paklausia, nu, tai kaip tu gyveni ten, tipo, kažką, nes tu nebūtinai, kai išsiskiri, turi, tipo, susipykti, žinai. Susipykti, jo. Tai ypač, jeigu taip nuvyksta, kad gražiai jie bendraujam, tai aš... Jo, aš nemanau, kad ten nebūtų red flagas. Bet jeigu followina ir tada blogai kalba man ir tai paaiškina, kad, o dieve, kokia nefaina, kaip tam blogai buvo, žinai, ir toliau followina ir ten dar, ką žinau, laikino storius, tai man iš viso čia jau žiaurus red flagas. Nu, man čia biškai blemo, žinai, jeigu tas bičas ypač yra santykiuose jau, ane, ir vis dar, kad followina, man gal dar nėra tiek blogai, kad followina savo eksą, bet jeigu negražiai šneka apie savo eksą, savo dabartiniai panai, man čia tos red flagas. Tipo, kodėl tu dabar savo panai vapšė kalbė apie savo eksą ir dar negražiai kalbė? Kodėl tu man paskui apie savo buvusią. Ir kodėl tu apie negražiai dar man kalbėjai. Dabar nei man rūpi, nei ką. O kai gal man rūpi ten, žinai, secretly ir aš ten nestalkinu per Instagram, bet aš nenorėčiau, kad man bičas pasakotų. Nu, aš labiausiai, man tiesiog nepatinka, kai negražiai kalba. Taip, kai negražiai kalba, man tos apšėt. Nes vis tiek tas bachūras pasirinko būti su jo santykiuose, nesvarbu, tai dabar jeigu aš su juo išskirsiu, jis yra apie mane visi. Taip, tai va tame yra esmė, ir tada tu bendrauji su to berniu ir tu žinai, kad jeigu išsiskirsi ir apie tave blogai šnekės ir tipo, tu vos ne kiekvieną savo ten elgesį kontroliuoji, kad nebūtų, žinai, prie ko prisikabinti. Tiesiog, nesakau, tas bernas pasirinko būti santykiuose su to pana, vis tiek su savo eksu, kažkada jisai, nu, tipo, nebuvo taip, kad jisai buvo priverstas būti santykiuose. Nu, tai tada, jeigu pasirinkai, tai nesvarbu, kas tarp jūsų buvo, bet nešnekėk šūdo. Jo, o tu ištrintum nuotraukas iš socialinių medijų, jeigu išskirtum su bernu? Manau, kad jo. Jo, aš jau manau. Bet aš manau, kad aš neištrinčiau visų iš telefo. Žinai, kad aš pasilikčiau nuo bent vieną kokią fotkę. Aš kamerai pasilikčiau. Taip. Nes man atrodo, kad jeigu išsitrini, tai tada iš viso kaip, nu, tipo, iš gyvenimo, žinai, buvo žmogus. Vis tiek to gyvenimo dalis. Tau rūpėjo, jo, aš nenoriu išsitrintos gyvenimo dalies, bet iš socialinės medijos, tai jo. Aš manau, aš iš socialinės medijos išsitrinčiau vien dėl to, kad jeigu turėčiau jau kitą vaikiną, kad tiesiog šiaip būtų keista dėti vaikiną ant vaikino. Man taip nebuvo, bet būtų keista. Nu, kažkaip, jeigu tiesiog įsivaizduoju, šios ateina prie Instagram, su ten vien tik bičiai. Jo, vienas po kito kas mėnesį. I love my baby. Nu, aš išsirinkčiau. Kai ateina problema, jiems kažkaip dingsta kiaušai ir jie viską met ir tą palieka. Stipriai pasakyta, bet sutinku. Taip. Kai nenori dylinti problemų tiesiog. Jo, ir šiaip aš mačiau tik tokią, kad kai prasideda problema, žinai, kai nebėra tų rožinių akinių ir, žinai, visų drugelių ten, kurie skraido. Jo, that's when love begins.
Jo, nu kur jau Kai honeymoon jau tu stage is turi, over. jo, kai jau tai tu turi taip. problemų ir kai tu toliau renkiesi būti su žmogum, kai turi problemų, man atrodo, čia yra meilė. Taip. O kai tu susiduri su viena problema ir tada palieki paną, nes tau žiauriai sunku, Tiesiog tingi dylinti su problemu ir tau sunku yra. tu nepasakai, kad tu tingi dylinti su problema, tu pasakai, kad tau labai sunku šiuo Jo. metu ir kad tu nežinai, ko tu Tai nori tipo, jo, kai gyvenime. būna tokie, kad aš čia dar su mama kalbėjau mūsų praeitą podcast'ą, sakau, ar tu manai, kad yra sveika pyktis? Sako, tai aišku, nes tu Jo. pykstesi, tai dažniausiai susipyksti dėl šios iškilusios problemos, kad ten tu nepakėlė tūsikų dabar savo ir aš turiu ten nežinai. Jo. Ir tu susipyksti dėl to, kad aš turiu dabar keltą, žinai, tūsikus ir juos nešti į ten tą dėžę, žinai, nešti rūbą. Ir tu susipyksti ten tau kažką įsipaaiškina, kad aš ten bla 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 bla. Tu kažką įsiaiškini, kad tavo antra pusė norėtų, kad tu pakeltum savo trauzus, žinai, tam pavyzdžiui. Jo. Tai tu kažką tiesiog išsiaiškini, kad tu susipyksti, arba kai iškyla problema, tu išsiaiškini, kad kažkam nepatinka kažkas. Jo, jo. Ir man atrodo, kad pyktis yra, nu, tipo, Čia yra normalu. jo. Čia mes jau praeitam. Realiai, jeigu tu nesipyksti, tai man atrodo, kad tiesiog kažkas negerai. Jo, kažkas tau blogai, man atrodo, Jo. tavo santykis yra, nes, nu tai, nu, tiesiog yra, man atrodo, viskas per tobulą. Tai reiškia, jūs Jo. nieko, nu, nesiaiškina santykių. ta Arba prasme. tiesiog nutyli, žinai. Ir Taip. kaip tik, kai tu nutyli, man atrodo, dar blogiau gyventi, nes, nu, Jo. tiesiog viskas savykaupi. Tai jau Taip, tikrai aš, reikia išsakyti. tai pasakyčiau jau, Jo. tipo, nesvarbu, Man aš galiu, nepatinka. jo, aš sakau, aš galiu kiekvieną dieną turėti mažus pykčius, bet jau geriau man Taip, bent jau kažkiek geriau pyktis, nei iš pasakyt. viso nesipykti. Nes, nu ką, blemba, jeigu tu nepasakyti, paskui atsiguli, žinai, ir Jo, tiesiog viską ten laikai savyje. Bet jo, man tai didžiulis šių ir flagas yra, kad tiesiog bėga nuo problemų. Man šiaip, kai žmonės bėga nuo savo problemų, matus, tipo, kodėl tu nedylini su Jo. jom? Tipo, nes, nu, blemba, tai problema tai niekur nepabėga, tik tu pabėgai nuo problemos, problema tai ir supranti, čia dar toksai, kad, tipo, yra problema ir tu nedylini su problema, bet dar to pačiu tu ir įskaudini kitą žmogų. Taip. Žinai, čia nėra taip, kad tu nuo savo kažkokios problemos pabėgai, bet čia nuo jūsų dviejų problemos. Taip. Ir ta problema dažnai iš viso būna iškelta to vieno žmogaus, kuris ir Jo. pabėgo nuo problemos. Na, žiūrėjau, aš jau pulinys, žinai, su Jo, kuriuos, ta jo. prasme, ir jau kai ateina laikas išsiaiškinti, jau, o dieve, ta prasme, ten, kaip savo kiaušai, žinai, dingsta, ta prasme. Tai gerai šiaip čia pasakyta, nes, nu, bet kodėl tu netini ir neišsiaiškina, nu, ta prasme, ir Aš to pabėga, žiauriai tada pas nesuprantu. kitą paną dar Jo. geriausiai, žinai, būna, tai patoks, nu, tai blemba. Paskui Atsisėsti. nuo jos pas kitą, paskui vėl pas Jo, kitą. kaip koinės paskui pradeda Nu. keisti, žinai, tai man atrodo atsisės. Ir jeigu tą myli tą žmogų, tikrai ateitum ir išsiaiškintum problemą. Man atrodo, Jo, kad jeigu tu tau nemyli rūpi. žmogaus, jeigu tiesiog pabėgi nuo problemos. Jo. Čia yra lengviausias kelias. Skyrybos, pavyzdžiui, man irgi atrodo yra lengviausias kelias. Taip, Tipo, nu, nes tu tiesiog negali išsiaiškinti, tipo, tai aš nesuprantu, jeigu tai blogai, tiesiog atsisėdi ir aiškinės, Jo. tipo, ir kalbi, nesvarbu, ten 2 valandas tu pyksiesi, kiek nori, tiek pykis. Tipo. Bet jeigu tu myli žmogų, man atrodo, viskas. Jo, man, išsiaiškins, ir man kas yra atrodo, kad blogai. verta išsiaiškinti, žinai, nes kartais būna nuplemba, neverta čia gadinsiu savo nervus, ble, 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 ble. Bet, tipo, tu išsiaiškini ir tada tu toliau bendrauji su to Taip. žmogumu, tai paskui tiesiog išsiskiria Nu, ir jo, viskas. aš manau, kad visada reikėtų išsiaiškinti problemas. Labai specifiškas toks, bet kai kremta gumą ir kalba vienu metu ir iškrenta gumą iš burnos. Čia man turbūt taip juokinga. Aš čia tikrai nėra red flagas, man tiesiog gal labiau, va, įkas tik tu žodis. Jo. Ne, bet man tiesiog, jeigu mano bičias sėdėtų, arba jeigu šie aplinkiniai bernai tiesiog sėdėtų prie esą kalbą, man buvo taip, kad tiesiog iškrenta guma. Man tiesiog taip funny yra, kur tu kalbi ir ble. Jo. Man tiesiog funny, man čia tikrai nėra red flagas. Aš tiesiog Man irgi pažengęs nėra to red flagas. žmogus. Ką? Man irgi nėra, red flag. Ne. Kaip tu sakai, labiau ikas. Jo, gal, įkas, Bet ir man tai čia ir tai toksai čia mažiukas neįkas. ikas, čia Aš tiesiog sekundės žiūrėčiau, ikas. pradėčiau žvengti Jo. iš to žmogus. Ir viskas. Čia man, ne, man gal labiau, kai, va dabar prisiminiau, kad kai būna valgo, ne, ten kažkokį dar burgerį, tai bičiai, žinai, mėgsim tokį. Ir žinai, taip apžioja, žinai, tą burgerį, ten, sako, aš tau taip myliu. Jo. Matos, galiu Ir dar jis, sakai, jeigu iškristų kažkas ten. iš viso Jau. Su guma mažai funny dar, nes, nu, ta guma mažai, tokia ten mažai, Jo. ir viskas. Bet kai maistą ten valgo, kokį burgerį, maką, kokį, žinai, su majonkį ir ten kažką, tokį myliu, Jo. matos, jau, gali suvalgyti, nusišluostik dar ir pasakyk. Jo. O tu matai dar, kad yra tipo tie proposals, žinai, ar labai nonchalant, kad tiesiog Jo, valgo ir fui, duoda žiemą. Nenorėčiau aš. Aš taip. irgi Jau. nenorėčiau. Man prie ko mažero prašyčiau. Gerai.
neklaus tęsiu iki klausimų apie šitą kalbėję. Jo. Nu, tipo, būtų malonu, jeigu Bet- tu nueini jo. pasimatymą, tu paklaus kažko ir tęsi. Gal paklausai kažko. Bet čia, žinai, aš nežinau, ar čia tiek red flagas, man tiesiog nepatinka, kad taip vyksta. Tipo, aš tiesiog nežinau, ar norėčiau tada eiti kitą kartą dar su žmogum. Bet Man aš sakyčiau, kad čia yra red flagas, nes man iš karto toks tipo, kad nemoka komunikuoti žmogus. Nu jo, jeigu nemoka komunikuoti, tai čia šiaip nelabai gerai. Jo, Bet... man čia žmonės Jo. aukti, aš nemoku komunikuoti. Mhm. Kai kurie. Mhm. Nu, well, jezu. Ar aš moku komunikuoti? Tu Nu, moki aš moku. komunikuoti. Jei man nepatinka, aš visada pasakau. Manau. Jo. Tiesiog, jeigu man tiesiog nepatinka žmogus, jis man gadina nervus ir tada tikrai nekomunikuosiu su juo. Ne, bet tu atrašysi labai drive, bet tu Aš atrašysi. atrašysiu, kad ten. Tu ten. Jo. Ir Jo. tiesiog, aš, žiūrėkit, aš sakyčiau, kad aš, pavyzdžiui, bijau šiaip savo problemų. Tipo, ypač, jeigu ten su draugiam, žinai, yra kažkas, aš visada pasakau, bet kai būna ten, ypač su bernais, žinai, durno stadijos, nu, kur su, tam bernų biškai dundun ten, žinai, galvoju. Ir, tipo, kurialiai tu matai, kad tas žmogus taip nesupranta tavęs, arba ten, nežinau, tokius šūdus kalba, kur aš tiesiog, realiai, kur net neverta yra diskutuoti dėl to klausimą, kur tu net nematai ten jokios ateities tam žmogumui, tu ten tiesiog nuėjai ten kažkur ten pasiunti. Žinai, man toks tipo, o tai ką man gadintis nebus dabar aiškintis, ta prasme. Jo. Suprašau, tai būtų mano bernas ilgalaikis, ta prasme, nu Jėzu, žinai, ta meilė, tai aišku, aš išsiaiškinčiau. Bet jeigu tai Bet yra jeigu tu biškai, nematai ateities, jeigu tai tai yra aš kažkoks nesuprantu. situationshipas, ten vieną pasimatymą nuėjimas ir dar nematai jokios ateities, nes tau yra tiesiog šlykštus to žmogum būti, žinai, jeigu būna tiesiog, kad nenori būti, Jo. jau geriau nebūtų pasimatymę. Nu tai aš tada sakyčiau, Jėzu, ten užblokuokit. Nu, tipo, Jo. palinkėkit gero gyvenimo. Ne, bet šiaip, gražaus žinai, ir tipo, jeigu nekomunikuoja, tai, šiaip čia ne fainai. Čia Bet ir toksai- prieš iškomunikavau. Ne, tai taip, tai tu tai sakyčiau. komunikuoji. Pasakiau, man nepatiko. Jo, tai čia tai komunikavimas, bet, tipo, žinai, kai Jo, tiesiog nekomunikuoja. Tai čia tas pats, kad neklausia klausimų. Bet, jo. žinai, aišku, aš čia labai gal teisinu žmonės, bet gal labai nervinasi žmogus Jo. per deitą, bet tos va aš irgi nervinuosi, tai tada negali būti taip, kad du žmonės tylės. Nu, jo, Ten čiūjų gerai. specifiškai pas savo situaciją parašė. Jo, nes savo tai situaciją man ten irgi buvo buvo durna. tokia situacija. Kaip per pasimą mane klausė, klausimų yra savo durna, nu, man atrodo, Jo. išliamą, tu paklaus. Jeigu tu jaudinas pasakyk, aš labai jaudinas. Ne, gal nesakyčiau. Aš labai jaudinas. Jo, ne, tai paklausyk, ką žinau, ką tu. Tipo, šiaip Ką geriausia tu? per pasimatymą yra klausti klausimų, nes esmė tame, kai tu paklausi klausimą, tas žmogus kalba. Ir iš viso yra psichologinis faktas. Gerai, pala. Jeigu per pirmą pasimą nuveda į kiną, tiesiog nekalbėjau. Čia šiaip taip protinga. Ne, bet supranti, šiaip, tipo, kai tu klausi klausimų, tu mažiausiai ir kalbi, nes tu Jo. paklausi ir tas žmogus apie save kalba. Ir esmė tame, kad žmonėms žiūri patinka apie save kalbėti. Tai jeigu tu paklausi, tipo, tu realiai gali per vieną dieną mano visą gyvenimą sužinoti, jeigu tu Taip. tiesiog manęs klausinės klausimų. Ir Jo. tau nereikės kalbėti, nes aš tiesiog Taip. tai va užsives ir kalbėsi, tipo, ir Jo. pasakosiu. Nu, bet man toks conclusion, kad man yra reflegas, jeigu neklausimo klausimų apie mane. Jeigu tik aš klausinėjau apie berną. Man čia yra reflegas. Nu, jeigu tik tu klausinėjai jo. Jeigu jisai paklausė 3 klausimų, tada man ne. Tai pajūtis, tai žinai, kodėl 3. Nežinau, nu tiesiog, tipo, jeigu kažkiem paklausė bent jau apie tave, tai tada man ne. Žinai, jeigu paklausė 5 klausimų, tai Jo. viskas ok. Bet jeigu paklausė 4, čia jau yra reflegas. Jo. Ne, nu aš sakyčiau, kad tiesiog man yra tikrai reflegas, jeigu aš pasimatinu manęs paklausti kieno klausimą, aš toks fui. Nu, man tiesiog ne faina būtų, aš nenorėčiau Nefaina, eiti ant jo. radytos tokiu žmogum. Aš irgi, tipo, nu, tai realiai tai Nu, tai čia red flagas. Jo. O nes mes nespėjome, Bet- nes jau labai ilgas seriegamas, bet mes dar aptarsim. Tau mama žiūri gerą parašė, kad visą laiką tik verkšlena. Jo, mano mama parašė. Tikiuosi, nekalbėtų mano tėtį. Nemanau, aš manau, jinai kalbėjo apie tavo Kažkokius. kažkokias patirtis. Ai, gali būt, nes aš jau labai daug turėjau, žinai. Aš tokia visą. Jo. Komplainina, kad jam neskiri pakankamai dėmesio laiko. To red flagas. Mhm.
Man irgi. Taip. Tipo, jeigu aš tau ypač dar paaiškinu, kodėl aš neturiu laiko, kad ten, pažiūrėjau, aš šokiuosi. Ne, bet mane Aš turiu namų užšalsa, darbus, jisai, tai tu skirk man laiko, Jėziu, aš čia toks. Jo, mane užšalsa, kai tu skiri kiek įmanoma daugiausiai laiko, kai žinai, kiek tu turi daugiausiai, nes, nu, faktas, kad, sakau, tu ateini į žmogaus gyvenimą, tipo, ir nėra taip, kad viskas pradeda suktis aplink tavo antrą pusę, tipo, tas žmogus vis tiek turi gyvenimą savo dar. Tai jeigu aš skiriu kiek daug, nu, tipo, daugiausiai laiko, kiek aš galiu, ir jeigu aš parašau, kad ne, aš negaliu, aš šoku, ne, aš mokinuosi, tipo, ne, nu, aš ne, tiesiog ten su draugė dabar išėjus. Nu, tai man tu supras, kad tiesiog aš turiu dar ir savo gyvenimą, tipo, be tavęs. Man čia biškai toks, atrodo, nes aš savo aplinkoje nesu šitokių specifiškų situacijų mačius. Jo, aš irgi. Bet man tiesiog atrodo toks, blemba, jeigu to žmogus paaiškino, kad jis neturi laiko, nes ten mokosi, sportuoja ir ten kažką, ir tu jam komplaini, kad kaip tu nerandi, man laiko, kaip tu nerandi. Man toks biškai labai tu self-centered kažkoks esi. Ne, nu, man atrodo, šiaip žinai, kad tipo, mes esam tokios panos, kurios nuskiria bernam daug dėmesio, kai jie jom patinka. Nesuskirsi jam bernų dėmesio. A ne? Jo. Tik kokiam neturėjau aš tokio bernų. Na, atsimeni, kaip kasai dėl pastui sėdėjai ir buvai tokia, prašė, dabar reikia atrašyti kažką, tipo, tai jis man parašys, ar neparašys, nu, what the fuck. Tai kuris? Buvo ten tikrai kažkas. Nu, su to vienu atveju buvo, bet tam man buvo užėjus kažkokia menulio fazė. Na taip, bet sakau, man atrodo, kad jeigu mums patinka žmogus, mes skiriam jam daugiausiai dėmesio, kiek galim. Ir tu negali. Esmė, aš, man atrodo, išeikvoju labai daug savo energijos, jam, bet aš negaliu pasakyti, labai jam daug dėmesio skiriu. Nu gerai, blemba, aš apšiai negaliu kalbėti, aš neturėjau santykių. Jo, mes negalime. Bet man atrodo, kad jeigu aš mylėčiau žmogų, ir aš būčiau santykė, man atrodo, aš tikrai nublemba, jeigu tu stengtumės, aš stengtumės ir aš skirsiu tiek, kiek aš galiu. Tipo, tu jam rašytum, kai tu esi laisva, tu jam atrašytum, kai tu esi laisva. Nebūčiau nonchalant santykiuose. Jo, ta prasme, mes, man atrodo, sakau, skirtumėm laiko tiek, kiek galim. Tipo, kiek mes turim, tiek mes ir skirtumėm. Nes mes šiaip, nu, apskritai visam... Jeigu man skiria dėmesio, aš tikrai skirčiau dėmesio. Tai va, ir jeigu tau sako, kad, tipo, what the fuck, kodėl tu čia taip, arba... Jo, matau. Ir dar iš viso man tai būna, jeigu pradėtų lyginti su savo draugo pana, tipo, kad... Kiekvieną dieną, tipo, eina... Ir ten ta pana dažniausiai būna, nueina į šūlę, dar degraduoja šūlį ir ten, nežinau, paskui nesportuoja. Jo. Mergina, su juo kiekvieną dieną eina pavalgyti. O tai aš irgi draugės turiu, aš sportuoju, aš šoku. Atsikrisk. Jeigu nepatinka, skiriamės. Taip, realiai, sakau, jūs prisiminkit, kad ta pana irgi turi savo gyvenimą be jūsų. Tipo, sakau, esmė tame, kad ne ta pana savo visą gyvenimą perkelia, tipo, jum. Neskiria visos, jūs netampat jos gyvenimu, jūs ateinate jos gyvenimą. Tai jinai turi be jūsų, nu, tipo, ką veikti. Tai faktas, kad taip, mes nesakom į berną gyvenimą. Taip, mes nesakom, kad mes neskirsim dėmesio. Tipo, žinai, kad bernas bus ir, tipo, aš irgi būsiu. Tiesiog aš manau, kad turi būti supratingos abi pusės. Taip, jeigu neturi laiko, neturi. Taip, jeigu aš, nes aš turiu gyvenimą, tipo, aš gyvenu ir jeigu aš negaliu skirti laiko, aš negaliu. Ir viskas. Tipo, nėra taip, kad tu negali paklausti, o tai ką tu dabar veiki, kad man negali atrašyti, žinai. Tipo, aš irgi paklausčiau, jeigu jau ten mane žiauriai užknistų, aš ir parašyčiau. Jeigu netrašai 2 dienas, blemba, tada joga. Aš irgi parašyčiau, tipo, ką tu veiki, kad tu man negali atrašyti 2 dienas. Bet jeigu tau paaiškina, ką veikia žmogus ir jeigu yra tikrai kažkokia rimta priežastis, tai tiesiog, tipo, siknisk. Jo, man tas, tipo, give me some space. Tai, nežinau, ir man ypač iš šono atrodytų, Skau nemačiau tokius atvejus, bet man taip gana toksika atrodytų. Žiūrėk, tau paaiškinu ir dar prisiknis. Jo, mes tokius atvejus nenorėtume. Ne, tiesiog toksika yra. Ai, pasako, aš tave myliu 3 dienas imčiau. Irgi, man atrodo, aš tą merginą iš patirties kalba. Čia tai buvo? Taigi su tu. Nu, blem, man čia tos atrodo, kad aš tave myliu, pasako labiau, jeigu pasako 3 dienas into relationship, čia labai specifiška, bet jeigu per greit pasako, aš tave myliu, man biškai čia yra red flagas, man atrodo, kad, tipo, tu iš emocijų tą labai ski, nes man atrodo, kad aš norėčiau pasakyti, kad mane myli. Taip,
Blemba, nu gal kokiam mėnesiui praėjus. Ne, aš tai tiesiog Mėnesiui nuo pradėjimo, ten, pavyzdžiui, pirmą pasimatymą. Aš tai tiesiog norėčiau, kad bernas suprastų, ką reiškia, kai tu pasakai, aš tave Jo. myliu. Tipo, čia Nes man nėra čia taip, labai kad... rimtas. Nes yra žodis. du skirtingi dalykai, kai tau žmogus patinka ir kai tu jį myli. Jo. Žinai, ir, nu, aš Nes nemanau, yra kad... dar tas lust, žinai. Jo, tipo. aš nemanau, kad tu 3 dienas deitindamas gali suprast, ne. kad, tipo, jau tu myli žmogų. Ne, man atrodo, Ne. tu supranti, kad tu myli, kai tu praeini šius išbandymus. Jo. Kai tu realiai praeini šias problemas, tai gali blemba. Man tą myli, aš nenorėčiau, aš tą myliu pasakyti tam po 2 savaičių. Blemba, aš norėčiau, kad gal net praeitų laiko. Tai pasako, va, taip, po 3 dienų. Jo, Tai man atrodo, kad žiūri, praranda prasmę. Jo, žiūri, praranda, nes aš tą myliu ir aš žiūri. Jo, aš suprantu, kad po 3 dienų man pasako, tu man patinki, žinai. Jo. Bet aš tave myliu, tai čia... Man, čia yra žiūri stiprų žodžiai, man atrodo, žmonės kartais neįvertina jų vertės. Nes aš šiaip nesu, man labai yra sunku pasakyti, aš tai myliu, aš net mamai nesakau, tikrai kiekvieną dieną aš ją myliu. Nu, tipo, man yra sunku taip ateiti, prisiverti, aš tai myliu. Žinai, tipo, nu, man kažkaip yra sunkiau biški, aš tikrai pasakau, bet ypač bernai, žinai, dar santykiuose, nu, tikrai blemba. Jeigu pasakytų dar ypač po savaitės ar ten 3 dienų man tas būtų, kad tiesiog sako ant emocijų, sako nenuoširdžiai ir toks, kodėl tu apšė mane myli? Nu, jo, ir čia, nu, ta prasme, kad pana, nu, apskritai pana ir bernas yra 2 tiesiog nepažįstami žmonės. Nepažįstami mergos, kurie susitiko, nežinau, gatvėje, mokykloje, nu bet kur. Bet tai po 3 dienų nėra taip, kad tu jau, tu realiai nepažįsti žmogus, tipo, nesvarbu, kiek tu galėjai chatinti non-stopų, tipo, tu galėjai visą dieną chatinti, tu galėjai visą dieną būti kartu, bet tu vis tiek jo nepažįsti. Jo, man atrodo, tu pradedi mylėti žmogų, kai sakau, praeini problemas ir kai tu pilnai pažįsti. Taip. Tada tu galėsi sakyti, aš tai myliu. Man tikrai būtų red flagas, jeigu man pasakytų po 3 dienų. Man šitas būtų helna. Jo. Tipo, aš tikrai nepasakyčiau atgal. Aš tikrai atgal nepasakyčiau. Ir aš tikrai norėčiau, ką dabar suprantu, kad man kai pasako, aš tai myliu, kad aš irgi galėčiau pasakyti, aš tai myliu. Nes aš nenorėčiau būti tokia, kai mama, žinai, pasako, aš tai myliu ir aš būčiau tokia, nu, aš tu irgi, žinai, kažkada pasakysiu. Tipo, aš norėčiau, kad būtų abipusis jausmas visai. Būtų idealis fight. Idealus santykiai. Gerai. Blondinai futbolistai. Net nežinau, ką pakomentuoti. Manau, tai merginai nepatiko. Gal turėjo kažkokią specifinę situaciją su blondinais futbolistais. Man tai nėra red flagas. Nesu bendravus su blondinu. Mes neturėjome tokių situacijų, tai nežinau, mes negalime labai pasakyti. Bet čia, žinai, futbolistai gali būti pasikėlę. Štai visi gali būti pasikėlę, visi blondinai gali būti pasikėlę, visi futbolistai gali būti pasikėlę. Visi gali būti pasikėlę. Tai ne, man tai nėra red flagas. Jo, nu arba tiesiog mes nepataikėm to žmogaus tokia ar tokia. Jo. Sakau, red flagai labai asmeninis dalykas, taip ir tiesiog iš patirties realiai. Kas mums nėra red flagas, kažkam yra red flagas, tai mes suprantam, kodėl tai gali būti red flagas, bet mums asmeniškai tai... Nu jo, tipo, jeigu mano bernas būtų blondinas futbolistas, man tai nebūtų red flagas, bet... Jo, jeigu jisai elgėsi taip, kaip tu nori, kad jisai su tavimi elgtųsi ir yra blondinas futbolistas, man tai nesvarbu. Man ir nesvarbu. Žiūri, tuos liežuvis. Blablabla. Man kažkaip pasakė gerą mintį, kad šitas podcastas mums leidžia ruoštis kalbėjimui 11 klasės. Lavina kalbėseną. Išreiškia mintis. Išreikšta mintis. Ok. Tikslų neturintys vyrai. Čia kaip mes kalbėjom, bet mes ir kitam podcast'e kalbėjom, kad tipo, mes norim berno, kuris žino, ko jisai nori ir kuris pasiekia to, ko jisai nori. Taip, aš galiu būti tikslas. Jo. Ne, aš nenorėčiau būti berno, aš tikslas, aš gal labiau norėčiau būti. Aš labiau norėčiau būti tai, ko jisai siekia ir ko jisai nori. Aš norėčiau, kad jisai gal santykio su manim norėtų. Jo, kažkoks noras. Bet kad tikslų, jo, kai neturi, man tas atrodo, tai gerai, ką tu veiki tada, nes, nubliavom, pas mane ten vien tik tikslai. Kodėl? Čia yra net velės, nes pas mane vien tik tikslai yra galvoj. Aš atsikeliu ir atsigulu į lovą su savo tikslais. Nu, jo, su tokiais aš mažiukais, aš dar nežinau, tų žinai didelių gyvenimų. Nu, jo. Tokių, tipo rimtų, bet... Nu, tavo aš vis tiek turiu tikslą. Taip. Nėra taip, kad aš gyvenu, bet tikslą. Jo, tai man atrodo, jog tu tikslų neturi. Tai... Jo, čia nesvarbu, koks tikslas, tipo, man atrodo, ir mažiukas tikslas gali būti. Žinai, bet vis tiek, tipo, kad tu atsikeltum ryte ir tu žinotum, kad, bet mano tikslas šiandien yra toks. Jo. Nes man, žinai,
mano bernas ten gali neturėti daug babkių, bet jis gali būti protingas ir turintis tikslą. Tai aš žinau, Jo. kas jį panaudos savo protą. Jeigu jis yra užsispyręs, tai jis tikrai pasieks kažką ten Jo, nežinau. jo. Nu, man Ir tai bus tiesiog svarbu, success. kad žmogus kažko pasiektų, žinai, gyvenime. Jo. Tai, nes man atrodo, kad tie žmonės, kurie nieko nepasiekė gyvenime, nu, tiesiog su jais biški nuobodu. Jo, nu man. Žinai, ir aš nesakau, kad, ta prasme, turi kažką pasiekti, kas man būtų wow, nežinai, kas man ne wow, gal kitam yra žiauriai wow, bet tiesiog, kad tu kažką pasiekė gyvenime, tai man atrodo, kad nu, tiesiog įdomiau su tokiu žmogum bendrauti. Bliam, čia dar žiūri daug liko red flagų, tai aš galvoju, gal aš išrinksiu dar vieną tą likusi geriausią tokį. Gerai. Man atrodo, tuoj. Ok, nu ir paskutinis mūsų šiandienos red flagas yra nuolat viršlena, depresuoja ir egzistencinius klausimus narplioja. Man čia žiaurus red Aš flagas. suprantu, kad bernas turi emocijas ir aš Žiauriai. nesakau, kad jis neturi nuo manęs slėptas emocijas, nes yra, žinai, turiu emocijų, Ne. bet tiesiog jeigu jisai visą laiką, tipo, jeigu jam visą laiką kažkas netinka, jeigu jisai visą Kokia laiką diva. nuskriaustas, jeigu ten Galbūt ar lipglosų Jeigu kažkas atsitinka, ir žinai, jam žudys. ir jo, viskas, ir tada man aiškina, kad viskas, visa karjera nuplaukė, tipo, kaip, žinai, ten, Jau. nu, man tiesiog Nes nublemba. susijimu biški, jo, aš suprantu, tipo, aš nenoriu, kad mano bernas nuo manęs slėptų savo jausmus, žinai, ir ten neišsilietų kartais man ir nepasakytų, ką jis jaučia, bet aš nenoriu berno, kuris po kiekvieną dieną man tiesiog Nuolat, rašytų, jo. kaip, o Dieve, man taip Aš manau, aš žudysiuos, o Dieve. man tas, nu, tipo, nu, Nežinai, man atrodo, aš dar, kadangi mes rimtai sportuojam, tai man yra visada tas, kad nors žiauriai užsiemus ir aš realiai net neturiu laiko kelti egzistencinių klausimų, kad man čia dabar Jo. kažkas yra blogai. Mirštanti gulbė ten, žinai, Jo, kažkokia. Man atrodo labai dažnai ir mane blemba, kaip dabar galės suheitinti žmonės. Bet aš pasakysiu, tai man atrodo, kad mano nuomonė yra tokia, kad labai dažnai tie egzistenciniai klausimai, depresijos, depresija gal ne, tie egzistenciniai klausimai, kur žinai būna, kad Jėzau, koks gyvenimo tikslas, kokia prasmė gyvenimo, kad labai dažnai kyla tada, kai žmonės neturi ką veikti. aš tą vat norėjau sakyti, Nu, žinokit, šaika. bet šiaip Aš man atrodo, pastebiu net save, kaip, pavyzdžiui, pas mane būna atostogos ir ten buvo kelios toks dienos, kur man nebuvo nei šokio, nei šūlės, nei tam šūktų reikalų. Ir ką tu tada darai? Guli lovai, žiūri filmus ir galvoji. Jo, Ir tai iš tų tiesiog- minčių, ir tu kai galvoji, iš tų minčių kyla durnos mintys. nes mes, kai tokios užsiemus, žinai, mums net nėra kada ateina tos mintis. Tokios. Taip, Ir šitą, pavyzdžiui, pas mus, kai tipo sportas yra šokiai, žinai, tau nesvarbu, kas tau atsitinka, tipo, tu pasitempiai koją, ten, nežinau, tau užstrigo ten apyrankė, dūs ar išplyšo kažką, tai auskaras. nešokė. Nu, nesvarbu, kas yra, Jo. bet tu negali tiesiog sustoti šokti. Ir vien tik tai dėl to, kad mes esam tokios, man atrodo, kad mums žiauriai netiktų tokie bernai, kurie ten, kas tik biški ir jau, o Dieve, Jo. mirštų, padėk man ten, Tai aš, tipo, nu, žinokit, ne. nu, ir aš manau, kad čia gal ir net koks tyrimas padarytas, kad, nu, žinokit, tikrai, man atrodo, tie žmonės, kurie neturi ką veikti, dažnai ir kyla tos durnos Jo. mintis, bet tos, ne tai, kad durnas, bet tos tokios kvailos, kur įvyks kažkokia, žinai, problema gyvenime, išsiskiria su bernu ir tada gal dabar man žudyti, žinai. Jo. Nu, toks tipo, tad, nu, man atrodo, Nes kad man žmonės... atrodo, kad realiai tu tiesiog turi eiti ir kažką, žinai, daryti. Nes Taip. pat kaip realiai būna atostogos, tiesiog aš pastebiu, kad aš, žinai, Taip. guliu Ir galvoju. ir aš galvoju, nes, nu, o ką tu daugiau veiksi, žinai, ir galvoju, ir tada kyla visokie šūdai Taip, galvoju. šūdai, tiesiog Ir tada aš reikia daryti. užsiemu kažkuo, nesvarbu, kuo, tipo, aš ten galiu Tiesiog pradėti nemąstai. tvarkyti namus, nesvarbu, bet, žinai, aš kažką pradedu veikti ir aš pradedu galvoti apie kitus dalykus. Taip. Tai tiesiog labai yra sveika, šiaip žinokit, daug daryti, nes dar kai tu labai daug darai, tu ir daugiau spėjai. Visada, nes Jo. tiesiog neturi laiko galvoti. Ir aš nesakau, kad nėra, kad yra blogai galvoti, nes man atrodo tikrai kartais yra sveika įsilieti, paverkti ir toliau, bet tikrai ne kiekvieną dieną, kur tavo Jėzų gyvenimas yra kančia. Ne, žinai, aš suprantu, kad Žinai, kartais nu. gal būna tokių momentų, kai tau ir Silpnybės kiekvieną momentų. dieną reikia, žinai, nu, gal yra kažkoks gyvenimo etapas, kur tau tikrai žiauriai sunku ir, nu, kur Nu, jo, tu tiesiog jo. nežinai, kas vyksta ir jo, tada aš suprantu. Bet, nu, aš nesakau, Aš- kad tipo, jo. tu turi slėpti savo jausmus kažkaip. Ir Ypač tikrai nuo savo gali antros būti momentų pusės. ir etapų gyvenime, Jo. kai tau yra sunkiau, kai ten gal turi pareflektuoti daugiau, taip toliau.
Bet tai tikrai neturi būti, blemba, visą gyvenimą, kiekvieną dieną, kur ten nori žudyti. Realiai, kur tiesiog mane taip užnasa, kad dramatizuoja kai kurie bernai. Jo, ir Kur dramatizuoja. sakau, ten kažkas atsitiko, kažkoks mažas šūdas ir tada visas pasaulis turi žinoti. Jo, griuvo pasaulis, visi turi žinoti, kad jis ten pasitempė koją, kaip jam blogai. Mane taip užnasa, kad tiesiog iš to mažo dalyko išpučia kažkokį burbulą. Tipo, jo, tu gali man pasakyti, taip, aš tave paguosiu, tipo, bet tikrai viskas, nu, tipo, yra blogai, nes aš suprantu, kad ir man pačiai būna, kai būna žiauriai blogai, bet nėra taip, kad aš kiekvieną kartą, kai ten, tarkim, tau parašau, žinai, aš, kad pas tai atvarau, aš nesiskundžiu tau kiekvieną kartą. Tai būna, kai aš atvarau ir tikrai pasakau, tipo, nu, blema, va tas atsitiko, tipo, nežinau, ką daryti. Bet tai nėra taip, kad aš visą laiką tai darau. Tai, nu, man šitos biškai silpnybė ženklas ir aš nesakau, kad pasakyti, dabar nespraskime, nes blogai, aš nesakau, kad pasakyti savo problemas ar pasakyti, kad jums yra sunku, yra silpnybė ženklas, yra tik stiprybės ženklas, atsiprašyti, pasakyti, kad tau sunku ir kažką. Bet kai tu tą darai kvailai kiekvieną dieną, dėl visokių šūdų, tai tiesiog nesugebi biškis, na, žinai, tiesiog savo gyvenimą kontroliuoti. Jo, realiai būk savarankiškas, nu, taip aš suprantu, kad tu gali pasakyti, kad, tipo, o, bet kažkas nefainai, bet nereikia dėl to verkšlenti ir iš to, nu, tipo, aplink tai apsukti viską. Mes šiandien nekalbam apie didelės, ten, nežinau, realiai problemas, kur ten tu turėt pas psichologą dalių, bet dėl tų mažų šūdukų, nu, tai susitvarkykit patys. Jo. Tai va, tai šiandien, blema, žinot, taip iškeliu, kurie atliaugų, bet mes išsirinkom tos tokius svarbiausius, man atrodo. Jo, kurie nesikartoja. Nes aš labai užsistas tą seriją. Tai va, tai labai ačiū Jums, kad žiūrėjot, kad buvot kartu su mumis. Susitiksim kitose serijose, o dabar mylim, bučiuojam, širdelį nešiojam ir ate. Ate.